kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, mano skalbinių virvės, pradeda pokytį mano džiausiai skalbinti, neduok dievės matuotis, man jau savęs, paskui dar reikia komentaras. Oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išpiešti ir apskritai dydis nedaug, ar išvirkščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuris siauresnio požiūrio žmonėms individualiai gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar įžeminimai. Apie tai aš jūs ir tęsime. Dabar, kas tik netingi musolina tą temą apie mokytojų streiką, jų ten reikalavimus kažkokius. Nu, paklausęs visų kitų, jau išklausęs visų ten, kas tik netingėjo, sakau, aš kaip ir paručikas Rževskis įkišiu ir savo trigrašį. Nu ja, blogai tiems mokytojams, ar taip save vadinantiems mokytojams, ar taip kaip juos vadina, ar įpratę galvot, kad jie mokytojai. Mokytojai jie ar ne, čia atskira tema. Bet susikloščiusioj situacijoje labiausiai gaila mokinių, kad jie jau eilę dešimtmečių, netgi taip pasakyčiau, negauna to reikiamo išsilavinimo plačiaja prasme ir yra liumpenami ir mankurtinami. O mokytojai tarsi kaip įrankiai tos sistemos, kurie patys nieko nesprendžia, jie tik tai pagal jiems sudarytas programas perteikinėja net nežinias, o informaciją. Nu, iš karto užbėgant už akių pasakysiu, yra išimčių tokių mokytojų iš idėjos, yra, bet didelė dauguma dabartinių tų taip vadinamų mokytojų yra jau išaugę, tokie, sakau, gimė po 91-92 metų, praeito tūkstantmečio pabaigoje, 30 metų jau praėjo, jie užaugė ir tapė tais mokytojais. Nu, kad jie mokytojai, jie gali paliudyti tai pateikdami tą savo taip vadinamą diplomą, kad jie mokytojai. Bet mokytojai, jie, ar ne, čia atskira tema, kaip minėjau. Tai kur jūs, mokytojai, tie senieji, kurie matėt ir tarybinių laikų reikalus ir mokėte tais laikais, kur tie mokytojai, kur jūs, tie naujieji, kurie iš idėjos ėjote į tą profesiją, taip vadinamą mokytojų, kad mokytumėte savo mokinius gerų dalykų, tų tradicinių įvairių vertybių, pradedant ten pagarbą suaugusiems tėvams, meilę savo artimui, savo gimtiniai, savo tėvyniai, sąžiningumo, sarmatos, kur jūs visi? Tai dabar mano toks paručika Rževskinis požiūris į visą tai, kad, kaip sakau, pasikartosiu, jūsų mokiniai, taip vadinamieji mokytojai, jūs nenusipelnė to, kas dabar vyksta, skurdinama jų pasaulėžiūra visų tų įvykių kontekste. Bet jūs, kurie bent jau prieš 3 metų, kurie nieko nepradėjote daryti, kai ta visa blectva prasidėjo, aš tarp kitko žiūrėjau į pratybų sąsvinius, kas ten rašoma, klausiausi, sakykime, programų įvairių, ten paskaitinėjau vadovėlius visokius, ypač istorijos ir netgi su istorija nesusijusius, ten tokie tie vadinami naratyvai buvo pučiami, net ne rusofobija, bet tokia rytofobija, viskas, kas į rytus ten blogai, nu, išskyrus galbūt ten Japonija. Kur jūs buvot? Kodėl jūs nieko nesakėt, neprieštaravot, neprotestavot prieš tokią liumpenišką, mankurtišką programą, brukamą mažųjų mokinių galvoms? A? Kur jūs tada buvot? Kur jūs buvot, kai visos tos nesąmonės prasidėjo ir reikėjo tos apynasrius nešiot? Kur jūs buvot, kai reikėjo tos pišpasius, taip vadinamus, įsigyti? Kur jūs buvot, kai visokie nesąmoningi suvaržymai prasidėjo mokyklose, kai evakuaciniai visokie planai, nu, kaip aš sakiau, tai anksčiau vadindavo trėmimas, dabar evakuacija vadinasi. Kai tėvams ir mamoms buvo apribota prieiga prie savo sūnų ir dukrų ir prie informacijos, kas su jais yra, ar gali atsitikti, sakykime, ten kokio nors dirbtinio pavojaus sukelto metu, kai bus evakuoti tie visi berniukai ir mergaitės. Kur jūs buvot visi?
kai visą tą švietimo, taip vadinamą, sistemą degraduoti pradėjo dar 30 metų atgal. Jūs nesuvokėt visų tų dalykų, kad reikia rankinį traukti, kolektyviai susikibus. Ne, jūs tik dabar išnirot į tų srutų duobės putotą paviršių tą. Kai jums apkarpė, net neapkarpė, sakykime, kai pakėlė srutų lygį, jūs pradėjot dust finansinę prasme, jums neužtenka tūgrikų ten, elementariai duonai nusipirkta, ne? Tai visiems jų neužtenka, ne tik jums. Jūs ką? Jūs pasijotėt kokiais užčerbnais, kad va, ten kažkokio atitinkamo ale valstybinio sektoriaus darbuotojams tai sukeltos algos, nu kaip ten, sako, prezidentam, sakykim, kanceliarininkam, teismam ten. Kaip valstybinių įmonių ale vadovai gauna didesnės algas, negu tie vadinami prezidentai ten ar piš. Jums ką pavydas bamba griaužt pradėjo dabar, ar koks čia kompleksas pabudo. Sako, kur jūs buvote anksčiau, ką? Jūs dabar pasiruošę, nu gal net ir basi patrepsė ten prie prezidentūros ar Seimo su plakatais. Kad ojojoj, kokie jūs skriaudžiami. Bet jūs nematėt, kaip buvo skriaudžiami va, tie berniukai ir mergaitės, jūsų mokiniai, va, visų tų įvykių pasiekmėjai, prieš kuriuos jūs nieko nepasisakėt. Ir mandagiai pratilėjot. O ar mandagiai? Ar iš baimės, ar galvojat, ai čia ne mano reikalas čia. Nu visi taip, ne, ir aš taip. Tai vat, dabar dar grįžčiau pasisakysiu, ne, man jūsų negaila. Ir kaip sako, tauta, jeigu tokia iš viso yra nusipelniusi savo tų vadovų, karalių, prazadientų, piešų visokių. Vat, valdžios, kaip sakant, tauta visada nusipelno tokios valdžios, kokia yra. Kokia tauta, tokia ir valdžia. Tai vat, manau, kad ir jūs nusipelnėt to, ko nusipelnėt, ko išraišką mes dabar ir matome. Tai vat, jūs patys nusipelnėt. Ir man jūsų niekiek negaila, nes jums jau seniai ir tada, netgi sakau, netgi prieš 3 metus ir tai jums nebuvo gaila ir tuos visus 3 metus iki šios dienos jums nebuvo gaila. Bet staiga dabar jūs pradėjote gailėti savęs. Būtent savęs gailėti. Jūs plačiai nežiūrit į švietimo sistemą kaip į kažkokį reiškinį, kuris liečia ne tik mokytojus, bet ir jų mokinius bei jų tėvus ir mamas. Jūs tik savo interesų žiūrit. Tai va, man jūsų niekiek negaila. Absoliučiai. O apibendrina dabar, nu, ką reikėtų daryti. Tai daug kas parašys komentarais, tai tik pezi, bet jokių išeičių nerodai. Aš jau seniai parodęs išeitis, kaip nulipti nuo asmens, nulipti nuo piliečio, tos narkomano adatos, nuo tos sisteminės, įkištos visiems į subinę be vazelinų. Aš jau rodžiu, visas mano kanalas vien tik apie tai. Ir teberodau tais pavyzdžiais. Tai adekvatai visi supranta, kad leisti į taip vadinamas tokias valstybinės mokyklas su taip vadinamais tokiais valstybiniais mokytojais, kurie vat, tik tiek ir suvokia, kad paprotestuoti dėl savęs yra absurdas. Ir tai yra akligatvis ir vedantis į niekur. Tai yra barano minios vedimas į kažkokią skerdyklą, į paklusnių, taip vadinamų asmenų, piliečių, banduomenės. Nu, net neugdymą tokių užauginimą, kurį net klausimų neužduos. Niekas jiems neįdomu bus paklusnus, nuolankus darbininkai ir visą kitą. Ir vykdys net neklausimėdami. Sakant, prikas neapsuždai, tai va tos įsakymus, nurodymus vykdys net neklausinėdami, nesusimastydami. Tokia savoka, kaip kritinis mąstymas, jos galvoj, nu, nebus rasta, nebus tokios savokos iš jūsų. Kad darykit patys išvadas, verta ar neverta toliau leisti tokias įstaigas, kuriuose to ugdymo nei su žiburiu nerasi, nei su prožektoriu, nei su žibalinė lempa, nei su žvakė. Ten ne ugdymas, ten žlugdymas. Dar sėki pasikartos, čia mano subjektyvė nuomonė apie visą tai. Ir tie, kas turit sūnų ir dukterų, nu, ieškokit alternatyvų, ieškokit. Aš nesakau, kad ten pas jogdarės mortos mokyklos reikėtų ten į tą tinklą, ne. Viską, ką reikia, jūs galite susikurti patys. Taip, jūs galite patys susikurti, jeigu jūs negalit reikiamų dalykų, daiktų ar reiškinių susikurti savo patys, reiškia, jūs esate neįgalūs, tą pripažįstat ir akceptuojat, kad už jūs viską darys kiti, nu, tiems, kuriems jūs ir atiduodat balsą tuose, taip vadinamuose rinkimuose, tai jie už jūs darys. Ir jie žino, kaip geriau jums. Taip, kad nemsiekit, jeigu esat praradę ir atidavę balsą, sprendimą už save.
Ieškokit alternatyvų, nes alternatyvų visada yra. Koks nors pagrindinis kelias yra, bet visada šalia yra šaligatviai, kokie nors anapus griovio, koks nors pramintas takelis per dilgėlės. Ieškokit ir rasit, kaip ten šventame rašte yra rašoma. Belskitės ir jums bus atidaryta. Belskitės, ieškokit ir rasit. Nu, jeigu smagiau mitinguot ar žiūrėti per televizorių tos mitinguojančius, nu, tai čia jūsų laisvas pasirinkimas. Dar sėkiai pakartos, tai yra akligatvys, yra bandominės varimas į akligatvį kelių, kuris niekur neveda. Tai va tiek.